Tai kodėl tau taip lengva pasirūpinti kitais, bet labai sudėtinga pasirūpinti savimi? Todėl, kad dar vaikystėje tau buvo užkrauta nevaikiška atsakomybė, emocinė, psichologinė, fizinė, pasirūpinti suaugusiais žmonėm, galbūt pasirūpinti savo jaunesniais ar vyresniais broliais ar seserimis. Ir tarsi tik tokiu atveju tu jausdavaisi vertingas ar kažkiek reikalingas. Kai esi vaikas, tu bet kokią kainą sieki ryšio su savo tėvais, nepaisant to, kokie jie yra, todėl kad pasąmoningai tai yra užprogramuota kaip tavo išgyvenimo mechanizmas. Todėl darysi viską, kad nors trupinį to ryšio ar tos meilės gautum, bet kokią formą. Tačiau dėl tokio modelio, kuriame buvai užaugintas, tavo pasąmonėje susiformuoja programa, kad esi vertas tik tada, kai duodi. Taip pat, kad savo norus, poreikius, ribas turi paminti, turi nustumti į šalį. Bet dabar suaugęs turi suprasti, kad tie žmonės su tavim elgesi taip ne todėl, kad su tavim kažkas negerai, bet todėl, kad negerai buvo su jais. Ir jeigu jauti, kad nori susigrąžinti savo galią, atstatyti savo vidinį balansą, tai tam aš sukūriau nuostabią praktiką, konsteliaciją vidinis ryšys su mama. Įsigyti gali per nuorodą mano profilyje arba mano internetiniai svetainiai rūtaraus.lt. Siunčiu visiems meilės.